Ar žinai, kas yra kultivacijos teorija? Kultivacijos teorija teigia, kad asmenys, kurie yra labai pasinėrę į virtualų pasaulį, yra nuolat seka naujienas, stebi kitų gyvenimų socialiniuose tinkluose ir žiniasklaidoje, žiūri televizijos laidas ir panašiai, išsiugdo požiūrį, kad tikrovėje gyvenimas yra lygiai toks pat, kaip ir vaizduojamas virtualiame pasaulyje. Pavyzdžiui, jei žmogus yra linkęs skaityti visas naujienas apie katastrofas, nelaimės, nusikaltimus ir panašiai, tai palyginus su kitu žmogumi, kuris praktiškai nestebi tokio naujienų turinio, šiam žmogui pasaulis atrodys labai nesaugus ir priešiškas. Tai vadinama priešiško pasaulio sindromu. Ši teorija iš esmės paaiškina ir propagandos poveikį, stereotipų paplitimą. Pavyzdžiui, visos moteris ir visi vyrai taip daro. Vartotojiškumą taip pat paaiškina, visi tai vartoja, todėl ir aš taip perku ir vartoju ir panašiai. Kultivacijos teorija iš esmės sustiprina algoritmą, nes kuo daugiau stebime tokio turinio, tuo daugiau gauname panašaus turinio. Susilpninti šį efektą mes galime tik apriboti mūsų pasiekiamą informaciją ir tikslingai rinkdamiesi, kokį turinį vartoti.